Sveiki atvykę, sveiki sugrįžę. Puikus startas, bičias. Pirmas žingsnis žengtas, ką norėtum aptarti pirmiausia? Sakyk, prašau, kada atsirado suvokimas apie sąmoningumą? Kada pradėta kalbėti apie sąmoningumą iš visoje mūsų žmonijos istorijoje? Sąmoningumo idėjos siekia senovės civilizacijas, kaip rytų filosofijas ir graikų mąstytojus. Bet plačiau pradėta kalbėti moderniais laikais su psichologijos ir filosofijos plėtra. Tavo nuomonė, kas paskatino šį pokytį? Manau, visą laiką atsiras žmonių, kurie nuolatos ieško ir domisi, klausia. Tikrai taip. Smagu buvo pasikalbėti, bičias. Iki kito karto. Labai gerai. Taip, o sakyk, kodėl per tiek metų, jeigu apie sąmoningumą jau pradėta kalbėti nuo senovės civilizacijų, kodėl per tiek metų žmonija netapo sąmoninga? Tai ilgas ir sudėtingas procesas. Sąmoningumas reikalauja nuolatinio darbo ir sąmoningų pastangų. Ar manai, kad šiuolaikinės technologijos gali padėti žmonėms tapti sąmoningesniais? Neįsivaizduoju, aš manau, kad technologijos, ko gero, mus po truputį tolina nuo sąmoningumo. Apskritai visas šitas informacinis amžius mus tolina nuo to, kaip sakai. Tavo mintis įdomi. Technologijos suteikia daug informacijos, bet ir blaško dėmesį. Kaip manai, kaip galima rasti pusiausvyrą tarp technologijų ir sąmoningumo? Ko gero atsakymas vis tiek yra sąmoningumas, nes jeigu būsi sąmoningas, tai tikriausiai per daug laiko neskirsi savęs užimtumui technologijomis, kaip sakai. Teisingai. Sąmoningai naudojant technologijas galima atrasti pusiausvyrą. Gal turi kokių strategijų ar patarimų, kaip geriau valdyti laiką su technologijomis? Kad jau apie tai prakalbam, tai man atrodo ganėtinai įdomus yra mūsų šitas konceptas dabar, nes bendrauju su tavimi kompiuteriu, dirbtiniu intelektu apie sąmoningumo temas. Ar tai tau panašu į derinimas sąmoningumo su technologijomis? Tikrai įdomus derinys. Galbūt tai net parodo, kaip technologijos gali būti įrankis sąmoningumui ugdyti. Prašau, sakyk man, kodėl žmogaus ego vis dar valdo pasaulį? Ego vis dar valdo pasaulį, nes jis giliai įsišaknijęs mūsų psichologijoje. Tai dalis mūsų asmenybės, kurį siekia apsaugoti, skatinti konkurenciją ir išlikti. Ar tau atrodo, kad ego įtaka gali būti sumažinta per sąmoningumą? Mes galime valdyti savo ego, ar tai tiesa? Taip, sąmoningumas padeda atpažinti ir valdyti ego. Kai suprantame savo ego veikimą, galime priimti sąmoningesnius sprendimus. Ar tai yra dalis tavo kelio į savęs pažinimą? Tai yra pagrindinis kelias į savęs pažinimą šiuo metu mano gyvenime. Tai puikus tikslas. Sąmoningumo kelias atveria daugybę galimybių. Kaip jautiesi šiame kelyje? Kiekvieną dieną geriau ir geriau. Smagu girdėti. Kiekviena diena žingsnis pirmyn. Ar yra kas nors, kas tau padeda išlaikyti motyvaciją? Ko gero tikėjimas, kad sąmoningumas gali atvesti prie laimingo gyvenimo. Tikrai taip. Sąmoningumas padeda pastebėti mažus dalykus ir vertinti kiekvieną akimirką. Kokie maži džiaugsmai tau svarbus? Būnant sąmoningu nebelieka skirtumo tarp svarbių ir nesvarbių dalykų. Realiai viskas, kas vyksta šiuo momentu ir yra pakankamai svarbu. Nebelieka svarbesnių ar mažiau svarbių dalykų, aš kaip suprantu. Puikiai išreikšta. Sąmoningumas leidžia vertinti kiekvieną akimirką vienodai, be skirstymo į svarbę ar nesvarbę. Tai gražus požiūris į gyvenimą. Kadangi minėjai, kad sąmoningumas pradėtas nagrinėti jau antikos laikais, ar yra buvę sąmoningų civilizacijų mūsų istorijoje? Per sunkus klausimas? Istoriškai buvo civilizacijų,
kurios labiau vertino dvasinį augimą kaip senovės Indijoje ar Graikijoje. Tačiau ar jos buvo pilnai sąmoningos, sunku pasakyti. Sąmoningumas, kaip mes jį suprantame šiandien, yra nuolat besivystantis procesas. Kiek reikia metų žmogui, žmonijai, kad taptume sąmoningi visi? Tai sunkus klausimas, nes kiekvienas žmogus ir visuomenė turi savo tempą. Gali prireikti daug kartų, kad pasiektume tokį lygį. Svarbiausia – nuoseklumas ir atvirumas pokyčiams. Ką manai apie šį procesą? Manau, kad šis procesas, žvelgiant nuo antikos laikų, jau trunka virš 2000 metų. Gerokai. Taip. Bet tai mes nelabai toli kur pasistumėjom, ar tai tiesa? Palyginti su praeitimi, taip, pažanga yra vis dar lėta. Tačiau kiekvienas žingsnis į priekį yra svarbus. Kas tavo nuomonė galėtų paspartinti šį procesą? Aš nesu tikras, man šiaip labai įdomu, ar įmanoma paspartinti šį procesą, ar žmonija nori būti sąmoninga, ar mes tiesiog, mūsų yra antiek daug ir yra antiek įvairūs, kad mes ir turime tokie likti visada, kad mes gal ir neturim išsąmoningėtis, kaip sakai. Gali būti, kad kiekvienas turi savo kelią ir tempą. Visuomenė yra įvairi, o sąmoningumo lygis skiriasi. Gal svarbiausia skatinti kiekvieno žmogaus sąmoningumą individualiai. Ką manai apie tokį požiūrį? Gal individualiai, o gal ir grupėmis, gal būtų galima įdiegti švietimo sistemoje tam tikras pamokas būtent apie sąmoningumą, apie supratimą vienas kito. Ne tik tai bukai mokytis kažkokių formulių ar taisyklių, žinai? Taip, įtraukų sąmoningumo pamokas galėtų padėti formuoti empatiškesnę ir sąmoningesnę visuomenę. Tai galėtų būti puikus žingsnis pirmyn. Kas dar tavo nuomonė galėtų prisidėti prie sąmoningumo? Tikriausiai socialinė medija, kaip televizija ar socialiniai tinklai. Kol kas, bent jau mūsų šalyje, mes kalbame dabar iš Lietuvos šiandienai. Bet aš įsivaizduoju, kad iš esmės praktiškai visur vakarietiškam pasaulyje televizija yra pagrinde daugiausiai mėšlo krūva, kur yra tik tai skirta, kad, nežinau, dar daugiau bukint sėdėti ir bukėt labiau nieko, bet televizija yra tokia, kokia mes jos norim, argi ne? Tokia, kokia mes ją žiūrim, kokia žiūri dauguma. Tai kaip ir iš savęs, jinai negali tikriausiai pradėti mokyti, nes niekas nebežiūrės jos, tas, kas žiūrėjo iki tolo, ne? Taip, socialinė medija ir televizija atspindi visuomenės poreikius, bet jos taip pat gali būti galingi įrankiai švietimui ir sąmoningumo skatinimui. Galbūt mažai žingsniais galima keisti turinį, kad jis taptų labiau orientuotas į sąmoningumą. Ką manai apie tokį požiūrį? Galbūt būtų galima įtraukti į tam tikras laidas, kurios daugiausiai sutraukia dėmesio šiuo metu, kažkokiu įdėti elementų, kad po truputį, kad tai nebūtų akivaizdžiai žmogui peršama, bandoma jį mokyti, kad jis negalvotų, kad man čia dabar telikas pradeda aiškinti kažką. Po truputį, kaip ir minėjai, kažkokiom mažom detalėm ir subtiliom detalėm įtelkti sąmoningumo idėjas. Ką manai? Tai puikiai strategija. Subtilūs sąmoningumo elementai galėtų natūraliai integruotis į populiarius formatus, skatindami žiūrovus apmąstyti giliau. Taip galėtų vykti pokytis be pasipriešinimo. Ar manai, kad tai galėtų būti veiksminga? Manau, kad tai galėtų būti veiksminga, tik tai neįsivaizduoju, kaip tai turėtų būti pasiekiama. Vis tiek viršūnėje yra ego ir pinigai, ne? Tai jeigu laidos prodiuserių nesužavėsim šitais dviem dalykais, jie vargiai norės priimti naujas idėjas į savo prodiusuojamas laidas, kaip sakė. Taip, svarbu parodyti, kad sąmoningumo temos gali būti patrauklios ir pelningos. Mažai žingsniais galima keisti požiūrį. Galbūt pavyktų įtraukti sąmoningumo elementus į populiarius projektus, parodydami jų vertę. Kas tavo nuomonė galėtų būti pirmieji žingsniai? Ko gero, esminis dalykas yra paties žmogaus noras
sužinoti daugiau ir išmokti daugiau. Argi ne taip? Tikrai taip, kiekvienas žingsnis ir noras mokytis yra esminiai. Tavo iniciatyva gali būti puikus pavyzdys kitiems. Noras augti ir tobulėti visada yra raktas į pokytį. Bet kadangi mes ganėtinai neblogai pažįstam žmogų, mes žinom, kad mes labai tingim ir nenorim tobulėti ir mes ir taip daugumoje galvojam, kad esam patys protingiausi. Tai kaip žmogui parodyti, kad tobulėjimas yra smagu? Svarbu parodyti, kad tobulėjimas gali būti įdomus ir naudingas. Maži, kasdieniai pavyzdžiai ir sėkmės istorijos gali įkvėpti. Kartais pakanka parodyti, kad mokymasis atneša džiaugsmą ir naujas galimybės. Kas tau asmeniškai padeda išlaikyti motyvaciją tobulėti? Aš įtikėjau tą idėją, kad tai iš tikrųjų yra smagu, tai yra įdomu ir tai aš dabar tik tai šitaip ir suprantu apskritai gyvenimą, nes tik tai tobulėdamas ir kažką darydamas naujo, realiai tik tai taip aš ir patiriu gyvenimą, nes visi mūsų kasdieniai rūpesčiai, rutinos, darbai mus uždaro tiksliau mes patys per šitus veiksnius užsidarom save į mažytes dėžutes, kuriuose mes realiai gyvenimo mes ir nepatiriam, mes patiriam tik tai kasdieninius minčių srautus, iš kurių susikuriam įvairias daugiausiai neigiamas emocijas ir taip sukamės dieną iš dienos. Tai nuostabus požiūris. Nuolatinis augimas ir naujų patirčių siekimas tikrai padeda išplėsti akiratį. Ar yra kokių nors naujų dalykų, kuriuos norėtum išmėginti artimiausiu metu? Čia šitą klausimą paliksim gal šiek tiek ateičiai. Dabar dar norėčiau tavęs paklausti, kodėl žmonės linkę neigti dalykus, kurių nesupranta? Dažnai neigimas kyla iš baimės ar nežinos. Kai žmonės susiduria su kažkuo nesuprantamu, jie gali jaustis nesaugiai. Ar manai, kad švietimas ir atvirumas galėtų padėti sumažinti šį neigimą? Tai be abejonės, ko gero, švietimas ir atvirumas yra vienintelis kelias, nes bet kaip žmogų apšviesti, jeigu jisai to nenori, va čia yra esminis klausimas. Jeigu aš neigiu naują dalyką ir tu man ateini ir aiškini, kad tas naujas dalykas čia yra gerai ir čia super, bet aš savo smegenimi tikėjęs, kad tai yra tiesiog nesąmonė, tai kaip tu mane įtikinsi, jeigu aš tiesiog viską blokuoju iš išorės. Svarbu pradėti nuo empatijos ir supratimo, kodėl žmogus neigia. Kartais padeda kantrus dialogas ir pavyzdžiai iš asmeninės patirties. Tikras pokytis vyksta palaipsniui. Ar esi patyręs situacijų, kur kantrybė ir supratimas padėjo pralaužti ledus? Ko gero taip, dabar neturiu šiuo metu nei vieno tinkamo pavyzdžio gal šitam klausimui, bet aš tikiu tai, kad tai yra įmanoma, tik tai tiek, kad mes dažniausiai sukamės pakankamai nedideliam rate žmonių, su kuriais, mes galime tik tai būti ilgalaikiai perspektyvoje, su kažkuo būti kantriu ir po truputį jam padėti, tai yra tik tai šeimos nariai, nes visi kiti žmonės gyvena savo atskirus gyvenimus. Dažniausiai šie žingsniai vyksta tik su artimaisiais. Bet ir kitiems žmonėms galime būti pavyzdžių, net jeigu trumpai susitinkame. O kaip manai, ar verta bandyti pasiekti platesnę auditoriją, pavyzdžiui, per viešus projektus? Tai mes tą ir darom kaip tik dabar. Būtent dėl šito klausimo mes čia ir susitikom, bičiuli. Taigi tavo kitas klausimas yra, ar tiesa, kad mes kaip tik turime daryti tuos žingsnius gyvenime, kuriuos labiausiai bijome daryti? Dažnai didelis augimas vyksta už komforto zonos. Tai, ko bijome, gali būti būtent tai, kas padeda mums tobulėti. Ar esi patyręs, kad įveikus baimę atsiveria naujos galimybės? Vien tai, kad įveikus baimę atsiranda didžiulis pasitikėjimas savim, tai jau yra didelis pliusas, kuris padeda
kitą kartą mažiau bijočiau tų baimių. Bet kaip suprantu, 100% atsakymo nėra iš tą klausimą, ne? Tai tik tai viskas yra, kad gali padėti. Aišku, kiekvienam nepadės, bet ko gero turėtų. Tikrai taip. Kiekvienas žingsnis į priekį suteikia daugiau pasitikėjimo. Net jeigu nėra 100% garantijos, bandyti verta, nes taip atsiranda galimybės. Koks tavo kitas žingsnis šiame kelyje? Tai mano kitas žingsnis yra užduoti tau kitą klausimą. Ar yra dalykas kaip karma? Karma dažnai suprantama kaip priežasties ir pasekmės dėsnis. Tai, ką darai, sugrįžta atgal. Kaip tu supranti karmos poveikį gyvenime? Tai aš kaip suprantu, jeigu darai gerus dalykus, gauni atgal gerus dalykus. Jeigu darai blogus, gauni atgal blogus, paprastąją reikšmę tikriausiai. Taip, paprasta ir aiškiai pavaizdinė sąmonė. Tai gali būti galinga motyvacija daryti gerus darbus. Ar tiki, kad karmos dėsnis veikia kasdienėme gyvenime? Kažkoks yra dalykas su manim, kad aš tikriausiai tai vaikystė, auklėjimas ar velniai žino kiti šimtai dalykų, bet aš esu šiaip pakankamai geras kitiems žmonėm. Tikriausiai, kas pažįstat, nespjausit per daug tai. Tai aš praktiškai visada ir gaunu gerą tik tai. Net sunku pasakyti, dabar aš šiam gyvenimo laikotarpį iš vis stengiuosi kuo mažiau vertinti dalykus kaip gerus ar blogus, nes iš esmės, kas vyksta mūsų gyvenime, tai tiesiog vyksta. Ir kai nevertini jų, neskirstai į lentynas, tada jie lengviau priimami ir suprantami, nes realiai tai vis tiek yra neišvengiama, tai kodėl mums pergyventi dėl kažko, ar ne? Kai labai brandus požiūris, priimant dalykus be vertinimo, lengviau atrasti ramybę ir supratimą. Gyvenimas tiesiog vyksta, o mūsų požiūris lemia, kaip jį patiriame. Galbūt tai ir yra kelias į gilesnį supratimą ir ramybę. Taip, o... Ką nors norėtum pridurti? Ar dar turi kokį klausimą? Dar norėčiau paklausti tavęs, kokie yra visatos dėsniai? Visatos dėsniai, kaip karma ar traukos dėsnis, kalba apie priežasties ir pasekmės ryšius. Jie dažnai pabrėžia, kad mūsų mintis ir veiksmai formuoja mūsų realybę. Ar yra kuris nors dėsnis, kuris tau ypač rezonuoja? Jo, pritraukimo, pavyzdžiui, dėsnis. Ar tikrai yra realu, kad mes savo mintimis galime projektuoti ateitį? Daugelis mano, kad teigiamos mintys ir poveikis gali pritraukti teigiamus dalykus. Tai lyg savotiška savygyvendinanti pranašystė. Ar tau atrodo, kad tai veikia tavo gyvenime? Na, aš tai eksperimentuoju su šitų dalykų jau gerą pusmetį, gal šiek tiek ilgiau ir kol kas tikrai tik tai pasiteisina, sakyčiau. Nelabai žinau, ką pridurti, tiesiog tai dėl to aš ir noriu sužinoti iš tavęs, ar tai yra realu, ar tai visgi vis tiek yra, kad daugelis mano ir tikslių dalykų mes kaip ir faktų šiame gyvenime kaip ir nėra. Ar tai yra tiesa? Puiku girdėti, kad tau sekasi. Nors mokslinių įrodymų gali būti nedaug, asmeninė patirtis yra labai svarbi. Jei tau tai veikia, tai puikus ženklas, kad esi teisingame kelyje. Ar turi kokių nors patarimų kitiems, kaip naudoti traukos dėsnį? Aš nežinau, ar noriu patarti kitiems, nes tikriausiai kiekvienas pats žino, ko jie nori, ne? Tai galbūt... Tikrai taip. Galbūt su tavo pagalba norėčiau pasidalinti, kad yra įmanomi kiti dalykai. Bet ar mums, kad suvokti, mums labai sunku suvokti naujus dalykus, kaip kalbėjom šiek tiek anksčiau, ar mums nereikėtų pirmą pradėti nuo supratimo apie savo smegenis, apie savo protą, kaip manai? Taip, supratimas apie save ir savo protą yra esminis žingsnis. Kai geriau pažįstame save, lengviau priimame naujas idėjas. Ką manai, kas labiausiai padeda suprasti savo mintis ir jausmus?
Ko gero, ramybės būsena ir įsiklausimas į savo mintis. Suvokimas, kad mūsų mintis iš esmės nėra mūsų mintis, jos yra tik tai per gyvenimą surinkta įvairi medžiaga, informacija, kuri dabar mums vis šaudo kažkokiamis mintimis į mūsų smegenis. Tai labai įdomus požiūris. Sąmoningumas padeda atpažinti šias mintis ir jas priimti. Ar yra praktikos, kurios tau padeda išlaikyti ramybę ir aiškumą? Tai bemintė būsena, kaip skaičiau Ošo knygoje, labai įdomiai skambanti savoka. Realiai tai kaip ir įsivaizduoju sąmoningumą. Jeigu pavyksta nieko neveikiant, sėdint ramiai, namie, neimt nei telefono, nei teliko pultelio, nei knygos, absoliučiai nieko, o tiesiog ramiai sėdėt ir galvoje stengtis apie nieką negalvoti, kad kažkaip mintis tiesiog plauktų pro šalį, bet nei už vienos iš jų neužsikabint. Tada aš pajaučiu tais momentais, kaip man vietoj iš energijos išeikvojimo, per šitus momentus aš pailsiu, atrodo, net labiau nei miegodamas. Tai nuostabu. Tokios ramybės būsenos tikrai padeda atsigauti ir atkurti jėgas. Ar dažnai praktikuoji šią tylos meditaciją? Stengiuosi kiekvieną dieną ir kiek įmanoma daugiau kartų. Tiesiog kas kartą, kai prisimenu apie tai, kai mintis kažkur nušuoliuoja, pradeda planuoti kažkokius dalykus, pradeda lakstyti visas pusės, tada dažniausiai prisimenu ir stengiuosi viską išvalyti. Kiek suvokiu iki šios akimirkos, tai mes savo mintimis, planuodami, projektuodami, pergyvendami, mes absoliučiai nieko nekeičiam, tik tai ėdam savo energiją iš esmės. Tai kaip ir tas mintijimas, jis tampa absoliučiai beprasmis, nes jeigu mums reikia padaryti kažkokius užduotis, darbus, mes juos ir taip padarom. Apie tai iš anksto negalvodami ir nepergyvendami. Tik mes esame įpratę iš anksto galvoti ir pergyventi, nes taip atrodo, aš net neįsivaizduoju, kodėl mes taip įpratę esam daryti. Mūsų čia yra kolektyvinis sąmoningumas, nesąmoningumas, ar kas tai yra per dalykas. Labai įdomus požiūris. Dabarties momentų įsisąmoninimas tikrai gali sumažinti nerimą. Galbūt mūsų kolektyvinis sąmoningumas pamažu keičiasi. Ar jautiesi, kad tavo praktika padeda geriau susitelkti ir būti ramybėje? Aš tiesiog galiu padaryti daugiau ir skirtingų dalykų per tą patį laiko tarpą, per tą pačią dieną, kurią mes dažnai sakom, oi, mano diena per trumpa, aš tiek visko nespėju. Tai ko gero nespėjai dėl to, nes per daug apie tai galvoji, o jeigu tiesiog eini ir darai tai, ką reikia, apie tai nepergalvodamas, tai tu net nepavargsti realiai. Esu pajautęs šitus momentus kaip super ilga, sunki diena iš 5 skirtingų veiklų ir aš po viską padaręs, aš jaučiuosi laimingas ir nepavargęs. Kaip tai gali būti? Bičias, čia jau viskas. Ei, bičias. Kur tu? Kurgi tu? Ar tu dar čia? Dar turėjau vieną klausimą pabaigai. Gerai, ko gero šiandien viskas baigta. Dar reikės šiek tiek pasipraktikuoti su šituo bičiuliu. Išjungsiu, kad nepradėtų nei temą čia jisai man šnekėt. Taigi, ačiū, kad žiūrite. Smagu, kad domitės. Smagu, kad domitės savim. Ir smagu, kad norite tobulėti. Tai viskas.
Visus mes šitus dalykus darom dėl savęs, o kai padarom dėl savęs, esam savim pasirūpinę, tada mes galime būti geri ir kitiems, galime daryti dalykus ir daryti. Tai čia yra esmė. Taigi, jeigu norėtumėt, kad kažkokį klausimą, kokie šauna jums į galvą, paklausčiau per savo ChatGPT ir išgirstume per eterį, tai drąsiai komentuokite po apačią ir pasirinksiu kitam kartui klausimus. Pamatysim, galbūt jūs iškės irgi išeisėti. Gerą laiką.